Šioje pamokoje kalbėsime, kokios yra informacijos rūšys ir kokie veiksmai galimi su informacija. Dažnai girdime žodžius informacija, žinios, duomenys. Atrodo, kad šie žodžiai yra savaime suprantami, tačiau tiksliai apibrėžti šias savokas, paaiškinti, kuo jos panašios ar kuo skiriasi, yra gana sunku. Informaciją galima laikyti turinio, kuris gaunamas iš aplinkinio pasaulio visais jutimo organais. Tai yra regos, klausos, uoslės, lytėjimo, skonio įvardinimo. Dažnai sąvokos informacija, žinios, duomenys vartojami kaip sinonimai, tačiau tai nėra teisinga. Žinios – tai žmogaus apdorota informacija. Tai gali būti sąvokos, dėsniai, faktai ir panašiai, kurią jis gali pritaikyti konkretiems uždaviniams spręsti. Informacija vertinga tik tuo atveju, kai žmogus iš jos gauna naujų žinių. Duomenys – tai informacija užrašyta tam tikru sutartu būdu. Informatikoje duomenimis vadinama informacija, kurią kompiuteris priima, apdoroja, vaizduoja ir kaupia. Tai kokios gali būti informacijos rūšys? Visų pirmiausia, aptarsime grafinę informaciją. Grafinė informacija yra seniausia iki šių dienų išlikusi informacijos rūšis. Tai pirmieji piešiniai uolose, vėliau paveikslai vaizduojantis pasaulį, įvairūs brėžiniai, schemos ir nuotraukos. Turime dar vieną informacijos rūšį, tai garsinė informacija. Garsinę informaciją pavyko išsaugoti tik XIX amžiaus antrojoje pusėje išradus įtaisus, kuriais galima įrašyti garsus. Tačiau pirmasis muzikinis raštas, neumos, atsiradęs maždaug VI amžiuje, buvo skirtas muzikai ar melodijai su tekstu aprašyti. Čia visi gerai pažįstate jau natas, kurios yra skirtos garsiniai informacijai užrašyti. Kita informacijos rūšis – tai yra tekstinė informacija. Tai tokia informacija raidėmis ar kitais ženklais pavaizduotas svarbiausia žmonijos informacijos priemonė – kalba. Raštą išrado egiptiečiai 4. tūkstantmetyje prieš Kristų. Jie rašydavo hieroglifus papiruse arba kaldavo užrašus ant akmens. Tekstinė informacija ypač svarbi tapo 15 amžiuje, kai vokietis Gutenbergas Johanas išrado knygos spausdinimo mašiną. Ir pavyzdžiuose matome ir brailio raštą, ir lotynišką abėcėlę, ir gestų kalbos, ir kinų kalbos hieroglifus. Kita informacijos rūšis, kurią aptarsime, yra skaitinė informacija. Skaitinė informacija vaizduojama skaitmenimis ir kitais specialiaisiais ženklais. Ji tapo ypač svarbi vystantis prekybai, ekonomikai, pinigų mainams. Ir matome pirmąją skaičiavimo įrankį, skaičių simbolizavimo būdas grupuojant, senovės egiptiečių skaičiavimo sistema, indų, arabų skaičiavimo sistema, Babilono laikų skaičiavimo ženklai, ir romėnų skaičiavimo sistema. Aptarsime dar vieną informacijos rūšį. Kokia ji bus, kas gali atspėti? Taip, tai vaizdinė informacija. Tai vaizdo animaciniai filmai. 1895 metais Paryžiuje buvo viešai pademonstruotas pirmasis kelių minučių trukmės filmas. Ir dabar
galime pažiūrėti, kaip tai atrodė, tai yra traukinio atvykimas. Šiame vaizde filmas yra šiek tiek atkurtas, išvalytas nuo tam tikrų vaizdo šiukšlių ir jau priartintas, kad mes galėtumėm jį pasižiūrėti. Na ir pažiūrėkime į pirmąjį Simpsonų sezoną. Tai vėlgi pirmieji animaciniai filmukai, kurie yra vaizdinė informacija ir mums yra labai svarbi. Na ką, keliaujame toliau. Ką mes galime su informacija? Visų pirmiausia, mes informaciją galime rinkti, saugoti, apdoroti ir perduoti. Rinkti mes galim iš įvairių šaltinių, spausdintinių, elektroninių ir panašiai. Saugoti informaciją mes galim vėlgi nuo senų senovės papirusiuose, knygose, nuotraukose, įvairiuose kompiuterinėse laikmenuose. Na ir be abejo, tą informaciją, kurią mes surenkame, reikia apdoroti, o tam gali pasitarnauti įvairūs skaitytuvai, termometrai, mikroskopai, visi įrankiai, kurie gali analizuoti mūsų informaciją. Ir be abejo, kai turime informaciją, vėlgi yra galimybė dalinti su informacija įvairiomis priemonėmis. Tomis pačiomis knygomis, telefonu, elektroniniu paštu, kalbantis, žiniasklaidos priemonėse ir panašiai. Norint perduoti ir pranešti žinią, kurią mes turime, ji yra koduojama. Kodų gali būti įvairiausių, tai yra susitarėme dėl tam tikrų ženklų ir perduodam informaciją. Pats geriausias kodas, kurį mes žinome, tai yra abėcėlės ženklai. Kai mes suprantame, ką jie reiškia, galime sudėlioti žodį, sakinį ir panašiai. Matematiniai ženklai vėlgi turi savo kodus ir mes visi juos suprantame, ar tai būtų begalybė, ar tai būtų kiti ženklai. Mendelėjevo lentelė vėlgi tam tikras kodas cheminiams elementams žymėti. Vairuotojai, kai vairuoja, kai važiuoja, supranta ženklus ir jie vėlgi yra skirta perduoti informacijai. Na, o stebėdami krepšinio ar futbolo rungtynės, vėlgi yra žaidėjams ir sirgaliams suprantama sporto varžybose teisėjų rodomų sutartinių ženklų prasmė. Ir norint, kad informacija būtų suprantama, jos vartotojams tenka susitarti, ką koks ženklas reiškia. Ir ženklų grupė informacijai perteikti vadinama kodu. Na, o taisyklių rinkinys, pagal kurias įslaptinamas pranešimas, vadinamas šifru. Tai tiek šiandien apie informacijos rūšis ir ką galima daryti su informacija.